Šiandien patarsime, kaip sodinti šilauoges. Pirmiausia, iškasame griovį, kurio gilis turi būti ne mažiau 60 ir plotis ne mažiau 60. Durpės turėtų būti šviesiai rudos. Kuo šviesesnės durpės, tuo geriau. Turėtų rastis durpėse tokių dar ne visai supausių medžio plaušelių ir panašiai. Jeigu palyginimui visiškai supuvę durpės, jos visiškai netinkamos. Čia yra kompostinės durpės ir jose šilauogės neaugs. Turi būti dar tokios nebaigę supūt, su plaušeliais šviesios. Pildant tranšėją durpėmis jas reiktų suspausti, kad paskui nesėstų pasodintas augalas.